kasdienio gyvenimo rutiną. Ir kas galėjo numatyti tiek į priekį, ant kiek sunku bus atsitiesti. Skauda rankos, skauda kojos, skauda nugarą ir šonai. Nėra kam pasiguosti ir užuojautos užjausti. Jeigu netikėtai pažiūrėjai eidamas pro šalį į akis, iškart atšauna atsakas aštrus. Kiek skolinga? Per cigarečių dūmus pasigirsta. Štai čia tik akimirka gatvė sutikta. O kai nueini į kolektyvus didelius, kai pamatai žmonių nupuolusius gyvenimus, tai pagalvoji savyje giliai, kaip žmogus galėjo tiek žemai nukristi, kai nebeatskiria, kur pagarba, kur žmoniškumas, o apie padėką ir gailestį niekas net nežino, ką čia galėtų reikšti. Ir visą tai, ką žmoniška užmiršo, ir puolėme mokytis visi pasinaudoti viskuo, ką matome ar girdime ant žemės. Ar reikia, ar nereikia man, svarbiausia, nuo visų neatsilikti ir reikalauti puolimo. Štai iki ko mus atvedė visos gobšumas nerealus. Bet čia tik akimirka žemiško gyvenimo, kurią žmogus pats pasirinko, kad suprasti ir pamatyti palyginimų, kad yra dar kitas kelias gyvenimo, kurio aš per gobšumą nemačiau. O kitas gyvenimo kelias skamba priešinga gaida, kuris kasdien suskamba meilė, džiaugsmo ir šviesa. Meilė mano širdyje atverta visiems, kas bus šalia. Žodis pasakytas iš širdies visiems laimina ir suteikia vilties ir džiaugsmo kiekvienam, kad atsitiesti žmogui būtų lengviau. Kviečiu visus ištroškusius šviesos ir džiaugsmo išmokti būti žmogumi, kuriam priklauso Dievo išmintis. Nieko naujo tau žinoti nereikės, o tik prisiminti viską, kas buvo sudėta tavo sielai iš širdies. Kartais būna neįmanoma kai kam, o kitam tai paprasta ir stebuklinga. Prisiliesti prie Dievo, kurio kelias ištiesas per tavo sielą. Čia nėra klaidų. Čia nėra ir pinigų. Čia amžina neįkainuojama vertybė. Čia iš pirmo mokais viską atiduoti Dievui, o tik paskui gali dosniai pasiimti. Jeigu įdomu išmokti bendrauti nuoširdžiai tau su Dievu, parašyk žinutę man ten, kur rasite mane. Mokymai būna ir grupėmis, ir individualiai. Tai yra svarbiausia pasirinkti šviesų kelią. Žodžius užrašė ir įgarsino Sigutė.